Sveiki visi, aš esu Jūratė Bakaitė, žmogus, kuris yra ne tik šio projekto Užupis Creative Cluster komunikacijos vadovė, bet taip pat ir žmogus, kuris labai smarkiai prisidėjo prie viso simuliatoriaus kūrimo. Aš dalyvavau prisidedant prie žaidžiamo simuliatoriaus nuo pat pradžių, todėl kaip ir esu tas žmogus, kuris galbūt turėtų žinoti viską apie šią inovatyvę sistemą. Kaip žinia, šiais laikais pasaulis vyksta globalizacija ir kiekvienas iš mūsų tuos spėjame koja į koją žengti su naujausiomis technologijomis. Sunku jau žinoti, kas vyksta vienoje pasaulio dalyje, kitoje. Ir galbūt vieniem atrodo, kad Lietuva tam tikrų būdų atsilieka, tačiau iš tikrųjų mes domėjomės, kas vyksta pasaulyje, kokiu būdu kitose pasaulio šalise, tokiose išsivysčiusiose kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kokios metodikos ten taikomos mokyklose, universitetuose. Ir mes sužinojome, kad šiuo metu pasaulyje yra populiariausias dalykas mokytis per žaidimus, per simuliatorius. Tad visų pirma, norėčiau dabar visiems užduoti klausimą. Kas iš jūsų norėtumėt mokytis ir įgyti žinias, bet visą tai daryti per žaidimą, smagia forma? Ir tarsi jūs žaidžiate žaidimą ir leidžiate smagiai laiką ir tarsi net nepajaučiat ir tuo pačiu įgaunate tam tikras žinias ir tam tikrus naujus įgūdžius. Ar yra nors salėje nors vienas žmogus, kuris norėtų, nes aš tai labai norėčiau. Kiek dar rankų yra? Matau 10. Aha, visi kiti, kurie nepakelia rankas, norim mokytis be žaidimo, nuobodžiai, kaip anksčiau tiesiog skaitant knygas darau tokias išvadas, turbūt. Bet tikiuosi mano pranešimas visus žmonės, kurie nepakėlė rankas, įtikins jūs priešingai. Taip pat, kas iš jūsų norėtumėt, kad jūsų mokymosi procesas, kad jūsų naujų įgūdžių įgijimas padidėtų net iki 300%, nes mes žinom metodikas, kaip tai padaryti. Rankų padaugėjo, vadinasi, ir jūs tikite. Vėlgi, atsakymas, kaip tai padaryti, yra per žaidimą, per simuliatorius. Oi, atgal įdomu. Tai va, truputėlį pristatysiu sužaidybinimo naudą. Sužaidybinimas trumpai, kas tai yra sužaidybinimas? Tai yra paprasčiausiai tam tikrų žaidimo technikų, elementų adaptavimas ir jų pritaikymas kasdieniniam situacijom. Kiekvienas žmogus, kuris žaidžia, jisai tampa tarsi įgauna naują rolę, jisai tarsi įsijaučia labiau ir įsitraukia į visą žaidimo procesą žymiai labiau. Būtent dėl to, aš kaip minėjau pradžioje, atsitinka toks dalykas, kad jūs patys to nejausdami pradedat mokytis žymiai efektyviau. Būtent dėl to daugelis įvairių ir reklamos įmonių ir daugelis didžiulių kompanijų pradėjo naudoti įvairias žaidimų mechanikas ir savo marketingo kompanijose. Kitas dalykas, žaidimo metu jūs nuolat patiriat tam tikrą progresą. Jūs vis kažko išmokstat ir jūs jaučiat, kad jūs tobulėjat. Dar daugiau. Žaidimuose, simuliatoriuose jūs turite neįprastą galimybę keisti pasaulį. Jeigu kasdienybėje jūs darote, galbūt priklausote tam tikrom organizacijom ir norite keisti pasaulį ir tai darot pamažu, bet kartais nemato to, tai būtent žaidimuose jūs matote tam tikrą progresą, kad pasaulis keičiasi. Kitas dalykas, kas yra svarbu, kad tame pasaulyje virtualiame laikas tarsi sustoja ir tai atsitinka vėlgi dėl to, kad tenais jūs įsitraukėt emociškai žymiai stipriau ir svarbiausia, jūs gaunate unikalią galimybę tapti herojais. Ir jeigu kadaise buvo tokia tam tikra priešprieša tarp darbo ir žaidimų, nes atrodydavo, jeigu jau dirbti ir mokytis, tai jau daryti tik tai, o jeigu jau eiti žaisti, tai daryti tik tai. Tai dabar atsiranda galimybė balansui, mat mūsų unikali mokomoji sistema žaidžiamasis simuliatorius, būtent jame yra subalansuota viskas taip, kad jūs žaisdami tuo pačiu ir dirbate ir mokotės. Dar daugiau, būtent žaidimuose atsiranda galimybė, naudojant tam tikrus įrankius, sukurti unikalius kūrybiškus sprendimus
Ir kaip jau minėjau, galiausiai akceleruoti mokymosi procesą yra net įrodyta, kad taikant tam tikras metodikas, kurių viena yra rolės įgijimas ir būtent įsijautimas į žaidimą, kad jūs mokotės iki 300% efektyviau. Kalbant dar truputėlį apie sužaidybinimą, tai norėčiau akcentuoti, kad jau dabar sužaidybinimas ir žaidimai jie nebūtinai yra virtualūs ir turi vykti simuliatoriuje arba kažkokioje virtualioje erdvėje, internete. Jie taip pat gali būti realiai vykti fiziniai. Jeigu dabar mes, pavyzdžiui, norėtume sužaisti kažkokį žaidimą ir aš norėčiau jūs išmokyti, pavyzdžiui, ispanų kalbos, tai aš visų pirma suskirstyčiau jūs į tam tikras grupės, liepčiau jums įsijausti žaidimą, susigalvoti, kad kiekviena komanda turi savo pavadinimą, savo simbolius ir tokiu būdu skaičiuočiau kiekvienai komandai taškus. Tad žaidimas gali vykti ir realioj fiziniai erdvėje. Ir štai čia tiesiog pirmasis paveiksliukas, tiesiog, kad geriau įsivaizduotumėt, kaip atrodo būtent mūsų inovatyvių mokymosi sistema ir visas šis žaidimas. Tai čia matyti mūsų viena nuotrauka iš simuliatoriaus, matyti personažas ir taip pat pastatų. Ir dabar pamatę vizualizaciją keliaujam toliau ir norėčiau trumpai akcentuoti, kad mūsų vykdomas projektas, kuris visas vadinasi kompleksinės inovatyvios sistemos sukūrimas ir diegimas, jis apima ne tik simuliatorių mokomosios sistemos sukūrimą, bet taip pat šis visas projektas apima ir patyčių konferenciją, patyčių prevencijos, kuri vyksta šiandien. Taip pat apima mokymus, kur mokyklose vyks 10 seminarų ciklas skirtas patyčių prevencijai ir šalia to taip pat mes organizuojam mokymus mokiniam ir mokytojam, kurių metu kiekvieniem yra pristatoma, kas būtent yra tas simuliatorius, kas yra sužaidybinimas ir kokiu būdu jie gali pasitelkti tam tikrus įrankius, kad mokyklos pamažu pereitų į tą lygį kitą. Ir grįžtant prie simuliatorius, kadangi jis vis tik yra pagrindinė mūsų priemonė, kurią mes norim integruoti į mokyklas, tai reiktų akcentuoti, kad tai nėra privaloma priemonė, kad tai yra papildoma mokomoji priemonė, kuri būtent apima 9-10 klasių mokomąją programą ir ją tarsi papildo. Vadinasi, mokyklose ir toliau visi mokiniai mokysis kaip ir mokėsi, bet tuo pačiu vyks mažytis eksperimentas, kurio metu kartą per savaitę ar kartą per mėnesį mes skatinsime mokytojus, kad jie bandytų tam tikras pamokas pravesti virtualiai ir kad mokiniai galėtų eiti į žaidimo pasaulį ir mokytis simuliatoriuje. Reiktų akcentuoti tai, kad, kaip jau minėjau, galbūt pasauliniu lygiu ir buvo tai daroma, tačiau Lietuvoje drįsčiau teikti, kad kol kas tokių dalykų nelabai dar buvo daryta. Todėl iš tikrųjų kiekvienas iš jūsų, aš taip įsivaizduoju, kad reprezentuojate tam tikrą mokyklą, dirbate patyčių ekspertais, psichologais, esat mokytojais tam tikrose mokyklose. Todėl būtent jūs šiandien išgirsite daug įdomių dalykų ir būtent jūs turite juos tarsi perduoti mokyklom, nes nėra taip, kad mes tiesiog sukūrėme žaidimą. Svarbiausias dalykas yra tai, kad mes sukūrėme tarsi tam tikrą pagrindą, tam tikrus įrankius ir dabar kiekviena mokykla gauna šansą toliau jų kurti ir plėtoti. Tad tik tai nuo mūsų visų priklauso, kokia bus šios simuliatoriaus efektyvumo sėkmė ir ar iš tikrųjų tie mokiniai iki 300% efektyviau mokysis ar ne. Kalbant toliau, kuo įdomus yra ši įdomi mokomoji sistema, tai kad jame yra galimybė, yra pritaikytas daugelio žaidėjų režimas, būtent tai reiškia, kad mokinys patekęs į žaidimą, jisai mokosi ne vienas, jisai gali pasikviesti draugus iš kitų mokyklų ir mokytis kartu, jisai gali pasikviesti tėvus, kad jam padėtų atlikti užduotis. Galų gale į šį žaidimą gali prisijungti įvairių sričių
ekspertai, žvaigždės ir tokiu būdu yra sukūriamas tam tikras emocinis laukas, kad jeigu vaikas ateina į mokyklą ir tarsi galvoja apie tam tikras ir šeimos problemas, apie draugus, kad kaip dabar būtų smagu čia su draugais kažką paveikti, tai jis įgauna galimybę visą tai daryti šiame simuliatoriuje. Kitas dalykas, kuo yra įdomu, kad visi žinome, kad mūsų visų pasaulius, kiekvienas turime tam tikrus autoritetus, kurie mus įkvepia. Tai lygiai būtent dėl šios priežasties šiame žaidime mokomąją medžiagą kūrė ir rašė video pamokėlės žymus žmonės, būtent Lietuvos žvaigždės tokie kaip Svaras, Mamontovas, Dižimantinė ir visi kiti. Vadinasi, kiekvienas mokinys gali mokytis iš žmonių, kurie jam iš tikrųjų yra nuoširdžiai įdomus. Kitas įdomus aspektas tai yra tai, kad mes skatiname partnerystę. Jau seniai praėjo tie laikai, kai mokinys ir mokytojas turi būti skirtingam lygmenyje, kad mokytojas yra čia, mokinys čia. Mes manome, kad dabar atėjo laikas, kai mokinys gali ir turi kartais daugiau žinių negu mokytojas, dėl to jie turi keistis rolėmis. Dėl to šiame žaidime tam tikras mokomasias pamokėlės įgauna galimybę kurti patys mokiniai, o mokytojas įgauna stebėtojo rolę. Tuo pačiu būdu, kaip žinia, pats efektyviausias mokymosi procesas yra ne tada, kai tu klausaisi, o kai tu pats mokai kitą žmogų, pats, kurį mokomai turinį. Ir dar paskutinis toks aspektas, kurį taip pat norėčiau akcentuoti, yra tai, kad turbūt daugelis šiandien turite savo vaikus ir greičiausiai, kaip ir mano mama, kaip ir mano tėtis, pykstat ant savo vaikų, kad jie tiek daug laiko praleidžia prie kompiuterio, kad visą laiką atrodo švaisto laiką veltui, tik žaidžia ir nieko neveikia. Tai būtent dėl šios priežasties mokomieji edukaciniai simuliatoriai tarsi gauna tą tokį dalyką, kad jūs norėsite, kad jūsų vaikai žaistų šiame simuliatoriuje, nes jie nešvaistys savo laiko, jie kažko išmoks. Kitas dalykas, jūs taip pat galėsite žaisti kartu su jais ir suteikti tam tikras mokomasias žinias, padėti jiems atlikti užduotis arba kurti žaidimų pasaulius kartu. Ir galiausiai taip pat šis žaidimas yra unikalus, kad kaip parašyta skaidrėje, kad sujungia virtualų ir fizinį pasaulį. Kaip tai gali tapti realybę? Ogi, žaidimo metu galima sukurti tam tikras fizinės užduotis. Pavyzdžiui, parašyti, dabar šiandien vyksta koks nors patyčių seminaras ir mes analizuojame skirtingas patyčių formas. Mokytojas sukuria žaidimo pasaulyje mokomojo sistemoje užduotį. Fotografijos medžioklė nufotografuoti 10 nuotraukų, kuriuose vyktų tas ir tas. Ir tema būtų patyčių skirtingos formos. Ir vaikai, jie žaidimo pasaulyje gaus taškus už kiekvieną nuotrauką, tačiau jie visų pirma eina į fizinę erdvę ir ten vyksta visas žaidimas. Tad tokiu būdu yra sujungiamas virtualus ir fizinis pasaulis. Dar daugiau, šiame žaidime yra tam tikra technika, kurio metu galima sukurti visą orientacinį žaidimą ir priskirti kiekvienai atliktai užduočiai tam tikrus taškus. Žaidimo temos. Taigi, kokias temas šis simuliatorius apima? Visų pirma, tai yra pagrindinės 4 temos, kuriuose mes daugiausia sukūrėm mokomojo turinio. Tai yra dailė, muzika, technologijos ir galbūt kiek neįprasta pamoka, kurios ne visur yra, ekologija. Šis žaidimas, kiekvienoje iš šių 4 sričių mes esame sukūrę pagrindus, tam tikrą teorinės pamokėlės, kuriuose yra tam tikri tekstai, testai, užduotis, video pamokėlės, kurias yra rašę, kaip minėjau, meno, technologijų, kultūros srities Lietuvos žvaigždės, yra netgi užsienio atlikėjų, yra sukurti filmai kiekvienai šiai temai. Ir žaidimo metu per tam tikrus scenarius, kiekvienoje iš šių temų, vaikai žaisdami ir įgyvendindami tam tikras užduotis, jie, jeigu netlieka tam tikrų užduočių žaidimo metu, negali, pavyzdžiui, dailės srityje, jam sakoma dabar, nutapyk kokį nors impresionizmo stiliaus paveikslą. Arba, pavyzdžiui, paklausyk muzikos kokio nors ten kūrinio ir atspėk, kas čia groja. Jeigu žaidimo metu yra identifikuojama ir jis neatsako į tam tikrus klausimus arba nesugeba atlikti tam tikrų užduočių, jis yra nukreipiamas į tam tikrą mokomąją sistemą Moodle,
kur jisai gali pasiskaityti arba pažiūrėti tam tikras video pamokėles. Kitas dalykas, kad viso žaidimo metu, kalbant apie ekologiją, yra skatinama tam tikri darnaus miesto, darnaus miesto principai. Ne veltui visas šis žaidimas vadinasi darnus miestas. Kad viso žaidimo metu kiekvienas mokinys, mokytojas ar tėvas, kuris žaidžia šioje sistemoje, yra skatinamas mąstyti ekologiškai ir apie darnios plėtros principus. Galiausiai, kaip žinia, visi šiandien susirinkom iš tikrųjų pakalbėti apie patyčių prevenciją. Tai šis žaidimas turi visą atskirą smurto prevencijos, patyčių prevencijos modulį, bet apie jį pakalbėsiu iš karto po šitos prezentacijos, tai plačiau nesiplėsiu. Ir taip pat šalia to visą šį žaidimo pasaulį tarsi sujungia verslo, politiko ir socialinio modulio vėlgi teorinės pamokėlės ir tam tikros užduotis, kurios yra išsivaiščiusios per visą žaidimo pasaulyje. Vadinasi, kiekvienas mokinys įgyja taip pat žinių politikos srityje, jisai gali sužinoti ir kaip veikia Lietuvoje sistema ir taip pat pats ar įkurti partiją, ar sudalyvauti ministerijos, savivaldybės procesų priėmime. Taip pat jisai gali tapti viso šio žaidimo pasaulio lyderiu. Ir jam prieš tai suteikimi tam tikras teorinis žinių bagažas, kad jisai suvoktų, kaip tai yra daroma. Galiausiai verslas. Dabar yra studentų tarpe, dabar yra ypatingai madinga tokia sąvoka kaip startupas, tai yra naujos jaunos įmonės įkūrimas. Daugelis žmonių mano, kad jau studentai per anksti galbūt galvoja apie verslus, bet mes manome, kad jau mokiniai gali pradėti galvoti apie verslo kūrimą. Dėl to kiekviena iš šių sričių mes esame paruošę mini žaidimus, kurių metu jie gali įgyti taip pat žinias apie verslo kūrimą. Ir jeigu jie, pavyzdžiui, žaidimo metu sukuria tam tikrus objektus, tam tikrus kūrinius iš dailės, muzikos, technologijų, jie gali tada suprojektuoti ir savo verslą. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau akcentuoti, tai yra žaidimo kūrimo pradmenis. Mes tuo pačiu, jeigu vaikai žaidžia šį žaidimą, jie gali taip pat išmokti kurti žaidimus. Kadangi mes tiesiog neįleidžiam jų žaidimo pasaulį, bet mes taip pat esame paruošę daugybę video pamokėlių, kaip kurti naujus siužetus, kaip kurti naujus dialogus, kaip kurti žaidimo pasaulio žemėlapius. Todėl kiekvienas mokinys, jeigu jis yra suinteresuotas, jisai jau nuo mokyklos lygio gali pamažėlę mokintis kurti šios žaidimus. Tiesiog trumpai sudėtinga schema, kurios jums turbūt neaiškinsiu, bet tiesiog norėjau akcentuoti, kad prieš kurdami žaidimą, žinoma, atlikome daugybę tyrimų, išsiaiškinome daugybę metodikų ir stengiamės jas pritaikyti savo žaidimuose. Todėl, kalbant apie mūsų žaidimą, mes ištyrėme, kad yra 4 skirtingi žaidėjų tipai. Kad yra daug teorijų ir pagal kiekvieną iš jų yra kaip ir žmonės. Jūs nesat visi vienodi. Yra kiekvienas asmenybės tipas, jis yra vis kitoks. Būtent dėl to šiame žaidime mes taip pat stengiamės kurti tam tikras užduotis, vadinamosius questus, kad jie būtų pritaikyti skirtingiam žmonių tipam ir dėl to tikimės, kad šis žaidimas simuliatorius bus sėkmingas. Kaip jau prieš tai minėjau, kad apie mokomosios medžiagos informacinę duomenų sistemą Moodle, tai būtent, kaip jau minėjau, žaidimo metu jūs tiesiog vaikštot po pasaulį, atliekate tam tikras užduotis ir jeigu kažko nemokate, jūs esat nukreipiami į tam tikrą informacinę sistemą Moodle, kur jūs ne tik randate mano paminėtomis temoms, tokiom kaip dailė, muzika, technologijos, ekologija, politika, patyčios ir verslas, ne tik randat teorinę medžiagą, video pamokėlės, bet taip pat šioje sistemoje, vadovaudamasi mūsų gairėmis, jūs galite kurti patys naują pamoką. Vadinasi, mokinys, jisai gali taip pat pasirinkti, turi galimybę mokytis tai, kas jam įdomu. Ir galiausiai įdomus yra dalykas tai, kad šiame eksperimente mes atsirinkome iš visos Lietuvos, iš skirtingų miestų dalyvauja 12 mokyklų. Tai vadinasi, kiekviena mokykla, jinai kūrė tam tikras naujas video ir teorinės tekstų pamokas, naujas užduotis, naujus orientacinius žaidimus ir visą tai jie gali kelti čia ir dalintis su kitomis mokyklomis. Tokiu būdu yra kūriama informacinė duomenų tinklo sistema.
Ir pamiršau paminėti, kad, kaip jau minėjau, žaidimuose labiausiai stimuliuoja tas dalykas, kad jūs konkuruojate su kitais, kad jūs siekite būti pats geriausias. Dėl to kiekviena mokykla, jų yra 12, jos konkuruos kiekviena viena su kita. Kiekviena iš mokyklų turės savo žaidimo žemėlapį ir bandys pasistatyti geresnį miestą negu kita mokykla, surinkti daugiau taškų ir taip pat keliauti į pagrindinį miestą, kuriame galės atlikti jau mūsų sukurtas užduotis. Vėlgi galite pasigrožėti, kaip atrodo žaidimo pasaulis. Akivaizdu, kad jisai matyti grafitį užpaišytas, šiukšlynas iš pradžių. Ir žaidimo metu jūs galbūt galite išspręsti tas problemas ir panaikinti grafitį arba nupiešti daugiau, surinkti šiukšlės, kad, kaip jau minėjau, kad žaidimas, šis simuliatorius tame ir esmė, kad jisai simuliuoja realybę. Vadinasi, visas pasaulis jis yra sukurtas taip, kad jame yra tikri mūsų Lietuvos atspindžiai. Yra matyti sukurta trobelė, yra sukurta ministerija, mokykla, prezidentūra ir jie visi yra panašus į tai, ką jūs matote Lietuvoje. Kitas dalykas, kad kiekvienas mokinys, jeigu jisai turi savo viziją, tai jisai gali įkelti savo objektą. Jisai gali sukurti savo mokyklą, identišką, kaip jinai atrodo iš tikrųjų, arba jeigu jam ta mokykla nepatinka, jisai gali sukurti savo fantazijų, vizijų pasaulį pats. Čia scena iš žaidimo, štai kaip atrodo mūsų žaidimo vaizdas, kai jisai gaunasi ir matyti visi herojai. Šie herojai, kaip matyti, yra labai ypatingi ir tai yra labai svarbu tuo, kad kiekvienas veikėjas, kiekvienas žaidėjas, ar tai būtų mokytojas, ar tai būtų direktorius, ar mokinys, ar tėvelis, jis kiekvienas gali pasirinkti rolę tokią, kokią nori. Čia yra eskizai, paskui bus matyti, kaip iš tikrųjų atrodo kiekvienas personažas. Ir iš tikrųjų jūs galite pasirinkti skirtingas spalvas, galite pasirinkti ir pasikeisti šukuoseną, drabužius ir visokius kitus aksesuarus, tokiu būdu susiformuoti savo svajonių veikėją, kad jums būtų įdomu žaisti. Ir žinoma, mokinys, norėdamas galbūt koks mažas moksleivis, jisai norės tapti žaidimo pasaulyje didelis ir galingas, rinktųsi pirmą personažą ir panašiai. Čia matyt tikri personažai, kaip jie atrodo, nes ten buvo eskizai. Pavyzdžiui, mokytoja matyti, pakvaišęs profesorius, psichologė, yra ir daugiau personažų. Ir kaip jau minėjau, kad kiekvienas mokinys, kiekvienas mokytojas žaidėjas, jeigu tiek jam yra įdomu, jis gauna galimybę pats prisidėti prie žaidimo kūrimo. Nes tai vadinasi, mes turime paruošę, kaip minėjau, tam tikras video pamokėles. Ir štai čia yra pavaizduota, kaip atrodo žemėlapių kūrimas, taip sakant, naujų pasaulių kūrimas žaidime. Kad kiekvieną objektą jūs tarsi kūrėte savo namus, patys sudėlioti, turite šansą kiekvieną objektą ir sukurti savo svajonių pasaulį. Galimybė kurti siužetus ir naujas istorijas. Kalbant apie patyčių prevenciją, yra galimybės scenarijų, kuriuos reikia susimuliuoti, dėl to labai svarbu yra juos kuo tikroviškiau pateikti dialogų formą į žaidimo pasaulį. Štai taip atrodo sistema pas mus, dėliojat burbuliukus ir kūrėte naujas istorijas. Ir reiktų akcentuoti ypač, kas yra svarbu patyčių prevencijoje, kad, kaip sakoma, kai sapnuojate arba kai simuliuojate tam tikrus dalykus, kartais jūsų smegenys net nesuvokia, kad tai buvo netikra. Tai vadinasi, jeigu žaidimo metu jūs labai stipriai įsijaučiat į žaidimo pasaulį ir pamirštat viską, tai tam tikrą prasme jūs įgyjate naujus įgūdžius iš tikrųjų. Jūs norite praeiti kažkokį sudėtingą užduotį ir darote kelis kartus, bandot praeiti, padarote daug klaidų, tačiau paskui jūs įgyjate tam tikras žinias ir įgūdžius, kuriuos vėliau galite pritaikyti realybėje. Tai lygiai taip pat su patyčių prevencija, jeigu yra sukurtas scenarius, kur žaidėjas gali tapti ir auka ir skriaudėju, ilgainiui vaikas, kuris galbūt visą gyvenimą jam sakė, kad pravardžiavo, jis tai galbūt žaidimo metu išmoksta tam tikras frazes, tam tikrą žargoną ir jau gali pasipriešinti. Jisai susimuliuoja tam tikrą, jeigu realybėje jisai negali pastovėti už save, žaidimo metu jis jau jaučiasi kitų žmogumi, galbūt jisai pasirinkęs kokį piktą didelį personažą ir jis jau bando įsijausti tas naujas situacijas, kurias vėliau galbūt jau gali pritaikyti ir realybėje. Kaip jau minėjau, kiekviena iš sričių turi savo mini žaidimus,
Tai dailės mini žaidime yra galimybė kiekvienam spėlioti skirtingų epochų paveikslus ir taip labai greit ir efektyviai išmokti ir įdomią formą žinoti visus autorius ir jų kūrinių pavadinimus. Tada vėlgi, kaip jau minėjau, yra ir verslo mini žaidimas. Čia yra remiamasi pasaulinė tokia knyga 9 verslo drobės. Tai būtent kiekviena ši kaladėlė simbolizuoja tam tikrą verslo elementą. Ir kiekvienas mokinys paspaudęs informacinį mygtuką sužino, ką reiškia ta kaladėlė, ir jisai gali užsipildyti ir sukurti savo verslo modelį. Muzikos mini žaidimas. Pasauliniam lygmeny yra daug žaidimų, kur tiesiog yra tam tikra gitara, jūs spaudžiate tam tikrus mygtukus ir tada nuo to priklausomai groja muzika. Tai čia lygiai remiantis to pasauliniu variantu sukurtas lietuviškas atitikmuo. Ir jeigu žaidėjai teisingai pataiko mygtukus, muzika groja gerai, o jeigu nepataiko, tai muzika išsikraipo. Vėlgi, tuo pačiu, kol žaidžia šį žaidimą, kiekvienas mokinys įgyja ir žinias ir išmoksta prisiminti tam tikrus muzikos kūrinius. Tad jeigu čia būtų pridėta visokių Bacho, Bethoveno kūrinių, kuriuos mokiniam galbūt sunku atsiminti, tai ilgainiui jis juos jau prisimintų. Ir tiesiog mano paskutinė tezė, tai tiesiog tikiuosi, kad man pavyko įrodyti, kad vis tik žaidimai gali sumažinti atotrūkį tarp išsilavinimo, tai yra tam tikrų teorinių žinių ir reikalingų įgūdžių. Mano mintis yra ta, kad mes būtent jums duodame tam tikrą pagrindą, tam tikrą žaidimo pagrindą, kuriame jūs galite pridėti savo elementus, kurti savo pasaulius, pridėti savo mokomąsias pamokas ir išmokti daryti bet ką. Ir tokiu būdu tiek jūs patys, tiek jūsų mokiniai, tiek jūsų draugai gali įgyti tam tikrus įgūdžius, kurie yra iš tikrųjų jums reikalingi jūsų pasaulyje, jūsų darbe, jūsų asmeniniam gyvenime ar mokykloje. Ir kaipgi nepaminėsi, projekto vykdytojas yra, kaip žinia, šiandien puikią kalbą sakė būtent Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas. Tai pat jis yra projekto vykdytojas ir taip pat prisideda projekto partneriai, tai yra Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, bei mano būtent įmonė, kurioje aš dirbu, tai Užupis Creative Cluster. Ir daugiau informacijos, visa informacija, kurios jums reikia, visos video pamokėlės, visa informacija, kurią jūs turite žinoti, tai yra darnus.miestas.lt. Užsirašykite šį websaitą ir ten rasite atsakymus į visus klausimus, kuriuos norite dabar užduoti man.